aš, žurnalistė Ilzė, sveikinu su jumis iš uostamiesčio, kuriame įvyko tikras detektyvas. Staiga visose tvenkinėse dingo visos žuvys. Šiandien pakalbinsiu atsitiktinius praeivius ir žvejus, ką jie mano ir kaip dingo visos žuvys iš telkinių. Sveiki, gerbiamas žvejai, kaip jums šiandien žvejyba? Sveiki, žvejyba tikrai nieko gero, nekimba nieko, apart šiukšlių, bankrotas tikras. Galiu pasakyti, manau, aš jau pakankamai ilgai čia prasidėjau ir manau, kad teks keisti kvalifikaciją ir ateiti pradėti mokytis Ernesto Klaipėdos. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą įgyti naują specialybę, kad galėčiau dirbti darbą išlaikyti šeimą. Ačiū jums. Labą dieną, atsiprašau, ponia. Labą dieną. Norėjau šiandien jūsų paklausti, kaip manote, kodėl dingo visos žuvys iš visų vandens telkinių? Tai taip, neseniai žiūrėjau dokumentinį laidą, kurioje pasakojo, kad 40% žuvies yra išmaistoma. Kaip taip gali būti? Nepanaudoja maistui. Ar taip gali būti? Sveiki, atsiprašau, norėčiau jūsų paklausti vieną klausimą. Gal žinote, kažkodėl Klaipėdoje išnyko žuvys? Labą dieną, tikrai taip žinau, kad dugno tralavimas labai kenkia. Mačiau, kad dirbama su tralavimui. Kaip manote, kaip reikėtų išspręsti šią problemą? Kasgi daugiau nei mes patys, mes turim įdėti pastangas, kad viskas susiklostytų. Sveiki. Sveiki. Norėčiau šiandien jūsų paklausti, kaip manot, kodėl dingo žuvys iš Klaipėdos vandens telkinių? Vyksta tralavimas, nelegalūs tinklų statymai, o daugiau nežinau. Kaip manot, kaip reikėtų išspręsti šią problemą? Šią problemą reikėtų spręsti, didinti baudas brakonieriams ir naudotis šviesoforo principu. Kaip veikia šviesoforo principas? Šviesoforo principas veikia. Žalia šviesa yra, kai negresia pavojus žuvims ir jų išnykimui. O raudona šviesa? Kai ateina išnykimo žuvim. Ačiū jums už atsakymą. Ačiū jums. Tad kokį sprendimą šiai problemai siūlytumėt? Mažinti žuvies suvartojimą. Griežtinti žvejybą. Tobulinti žvejybos metodus. Aš siūlau kiekvienam žvejui keisti kvalifikaciją ir pradėti mokytis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre specialybės.